Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Koks yra šiuolaikinis Peterburgas? Ar jis sugeba išlaikyti savo išskirtinumą ir ypatingą dėmesį kultūrai? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad peterburgiečiai labai svetingi atvykėliams. Tačiau į šią situaciją pažvelgime atidžiau. Kaip yra iš tiesų? Pasakoja Lietuvoje gyvenanti peterburgietė Orlenok Andžela. Peterburge atvykėlių mažiau nei Maskvoje, nors šiuo metu labai daug jų atvažiuoja iš Užkaukazės respublikų ir kitų Rusijos regionų. Juos traukia galimybė susirasti darbo, pinigai. Gal Maskva jau ir tampa uždarų miestų, bet Peterburgas dabar gana sparčiai plečiasi. Ir čia nėra labai gerai, nes taip jis praranda savo išskirtinumą ir tampa netoks kultūringas. Sunku pasakyti, kiek ten liko žmonių, kuriems svarbi būtent ta Peterburgo dvasia. Bet senbuviai ir tie, kurie gimė Piteryje, yra kitokie. Labai dažnai tekdavo girdėti, kada žmogus didžiuodamasis sakė, kad aš gyvenu Peterburge, aš čia gimiau. Tai čia vienas lygis žmonių. Kitas lygis, aš išgyvenau blokadą Peterburge. Čia dar antras lygis. Trečias lygis, mano šeima iš caro laikų čia gyvena. Iš Peterburgo. Čia trečias lygis, kuris yra visiškai nepasiekiamas. Tai va, šitie žmonės yra iš tikrųjų visiškai uždari, bet jie yra, nebijau to žodžio, jie yra labai pasikėlę. Jiems visi kiti yra atvažiavę, visi kiti yra provincija, netgi Maskva. Mano amžiaus vyrai, pavyzdžiui, jiems labai sunku sukurti šeimą, nes jie negali, jie kaip laiko save aristokratais. Peterburgas yra gana uždaras išoriniams įsibrovėliams. Peterburgo senbuviai yra tie, kurie ten gimė. Jo gyventojai labai geranoriški atvažiavusiems pasisvečiuoti. Tave ir sutiks ir parodys miestą ir kartu su tavim pasidžiaugs miesto grožybėmis, muziejais. Bet jeigu pasiliksi ten gyventi, jų požiūris į tave nepasikeis, tiesiog tau nebus įmanoma ištirpti aplinkoje ir tapti tikru peterburgiečiu, jei nesi jame gimęs. Galėsi padaryti karjerą, turėsi daug draugų, gyvensi visai gerai, bet psichologiškai jausies esąs kitoks palyginti su Peterburgo senbuviais. Į tą uždarą tikrų peterburgiečių ratą gal ir galima patekti, bet labai sunkiai. Kas liečia dar tuos peterburgiečius, pavyzdžiui, kurie iš Antro pasaulinio karo laikų, kurie būdami vaikais, jie yra ten šventieji. Tai yra begalinė meilė jiems ir vienas tik tais žodis, kad aš blokadininkas, bet jie yra pikti. Kadangi jie, kaip ir Rusijoje, jie yra pikti ant viso pasaulio, dėl pensijų, dėl lengvatų ir visą kitą ir viską. Tai jie, pavyzdžiui, jie yra labiau atviri, bet jie yra labiau konfliktiški. Leningradiečiai neturtingi materialiąją, bet turtingi dvasinę prasme. Suprantama, kad šiuolaikinis gyvenimas turi įtakos, tad dauguma žmonių galbūt atvirkščiai turtingi, bet jų skurdus dvasinis pasaulis. Mano nuomonė, buvusiame Leningrade dvasios, apie kurią šnekam, buvo daugiau. Dabar kiti laikai, pasikeitė ir pats Peterburgas, bet man atrodo, kad jame liko ir visuomet išliks ta Peterburgui būdinga dvasia. Tiesiog taip istoriškai gavosi. Sankt Peterburgas visada, beveik visada, kiek jisai yra Peterburgas, tiek jisai buvo Rusijos sostinė, Rusijos imperijos sostinė. Ir aišku, istoriškai susiklostė, kad visas geriausias mokslas, visi geriausi kariniai kadrai, visi žmonės kažką išmanantis, dailininkai, kiek ten yra pakviesta italų, taigi pusė Peterburgo yra pastatyta italų architektų. Viskas, kas buvo geriausia pasaulyje, viskas koncentravosi Peterburge. Peterburgo senamiestyje dangoraižių nėra, miestui kiek daugiau nei 300 metų. Senamiestis šiek tiek primena Gedimino prospektą, tik jo kiti mastai. Jis didesnis, jame mažiau žalumos. Žinoma, dangoraižių didelių namų yra daug, bet jie statomi ne miesto centre, o priemiesčiuose, kur vyksta tikrai milžiniškos statybos. Apskritai Piteryje nėra tokio senamiesčio kaip Vilniuje. Senojo Vilniaus pastatams 100 metų. Piterio pastatai caro laikų, kaip kad Ermitažas iki Nevos prospekto. Jis labai panašus į Gedimino prospektą, tik didesnis. Peterburgas pozicionuoja save, paklauskit žmonių, kas tu esi, rusas tai bet kas. Pagal rytietis ar vakarietis, vienareikšmiškai vakarietis. Jisai pozicionuoja save kaip Europos miestas. Europos. Sako, mes Rusijoje esame vieninteliai europiečiai. Visi kiti tai yra arba Glubinka, arba Maskva tai yra biznis, mes esame europiečiai. Rusijai tai yra
pakankamai revoliuciška. Susidariau įspūdį, kad revoliucingumas tebėra peterburgiečių kraujyje. Pavyzdžiui, Peterburge daugiau disidentų nei visoje kitoje Rusijoje. Jame dažnai rengiami protestuotojų maršai. Liaudis visą laiką dėl ko nors kovoja ir jai net pavyksta apginti savo teises. Nežinau, kodėl taip yra. Gal dėl stipresnio peterburgiečių teisingumo jausmo, nuolatinio tiesos ieškojimo. Taigi iš esmės jie ir liko revoliucionieriai. Peterburgiečiai simpatizuoja Lietuvai. Jų nuomonė, mes labai stipri tauta, ryžtingai siekianti užsibrėžtų tikslų. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.